Vilniaus dailės akademijos parodų salėje Titanikas duris atvėrė Baltarusijos valstybinės menų akademijos paroda Laiškai, kurioje galima išvysti šiuolaikinio meno laimėjimų. Parodos branduolį sudaro dvi koncepcijos – savo laiko laiškai ir pagautas laikas, kurios pristatytos 56-osios Venecijos bienalės Baltarusijos paviljone kuratorystės koncepcijų konkursui. Šiemet Baltarusijos valstybinė menų akademija švenčia 70 metų jubiliejų. Yra tokia graži tradicija, kad švenčianti jubiliejų akademija įvairiose šalyse pristato geriausius savo darbus. Šiemet čia Vilniuje pristatome savo naują projektą Laiškai. Visus kūrinius vienija unikalus menininkų žvilgsnis į laiką. Šiems darbams būdingas nedažnas reiškinys mene – aiškumas ir galimybė perskaityti bei suvokti kiekvieną kūrinį. Esu tikra, kad kiekvienas, kuris aplankys šią parodą, nesvarbu kokia jau kultūrinė patirtis ir išsilavinimas, galės atrasti kažką savo. Šį projektą pavadinome Laiškais, nes kiekvienas menininkas per savo kūrinį siunčia tam tikrą žinutę parodos lankytojams. Čia pristatomi Baltarusijos valstybinės menų akademijos dėstytojų darbai, šalia jų eksponuojami ir studentų kūriniai. Piešiniai, tapyba, fotografija, kiti vaizduojamojo meno darbai atspindi ir dabartines meno tendencijas ir nacionalinio dailės konteksto ypatumus. Be to atskleidžiama Baltarusijos šiuolaikinio meno vizualinių eksperimentų įvairovė. Vienas iš pristatytų darbų pagautas laikas jau greitai papuoš akademijos kiemą ir primins apie visus tuos menininkus, kurie Baltarusijos mene paliko svarų indėlį ir savo kūrybos antspaudą. Instaliacija skirta parodyti, kad be žmonių, be menininkų neįmanoma užfiksuoti akimirkos, pagauti laiko. Iš tikrųjų, be žmonių akimirka niekam nereikalinga. Šį darbą visų grožių bus galima pamatyti mūsų akademijos kieme. Jei dar suteiksime filosofinę atspalvį ir ant stiklinio paviršiaus išgraviruosime visų žmonių Baltarusijos menininkų inicialus. Norime, kad šis kūrinys žiūrovus provokuotų spręsti galvosūkį, ieškoti atsakymų į klausimus, gilintis į menų istoriją. Nes be šių kadaise menininkų pagautų istorinių akimirkų nebūtų įmanoma pagauti ir šiandieninių. Šiuolaikinis kaimynų menas yra atidus aplinkai, tyrinėja naujas raiškos erdves, įsiskverbia į nūdienos aktualijas ir žmogaus egzistenciją, kelia įdomių klausimų ir pateikia netikėtų atsakymų. Kurti naujas, atviras idėjoms, diskusijoms, gyvai komunikacijai erdves – vienas aktualiausių uždavinių, kuriuos sau kelia kūrybinį elitą formuojanti 2015-aisiais savo 70 metų jubiliejų švenčianti Baltarusijos valstybinė menų akademija. Tai yra didžiulė šventė, kada sutinki talentą, geros sielos žmogų, su gražiais menais, su vaišingumu. Tai žmogus atveria savo sielą ir tu negali būti užsidaręs, tu kažkur atsiveri ir pavyzdžiui, kaip kolegai, kaip menininkui, man nėra didesnės šventės, kaip bendrauti per kūrybą. Tai yra, gauni tokį užtaisą, gauni dvasinį džiaugsmą. Čia jie, žinoma, į vieną salę visos savo akademijas negali atvežti, bet čia, kaip sako, nebūtina išgerti visą jūrą, kad žinotum vandens skonį. Čia užtenka 2-3 kažkokių eksponatų, kurie parodo lygį, mąstymą, meistrystę. Baltarusijos ir Lietuvos kultūrinis ir meninis bendradarbiavimas vyksta labai tampriai. Ir ne tik mes galime susipažinti su kaimynų ryškiausių menininkų darbais. Baltarusijoje taip pat kasmet vyksta parodos, atveriančios ir mūsų šalies kultūrinius klodus. Džiaugiuosi, kad keičiasi parodom mūsų dailės akademijų, dėstytojai, studentai, kad atsiranda tie nauji tiltai, bet tų, kurie mums jau žinomi. Ir mes, Lietuvos ambasada Baltarusijoje, taip pat planuojame šiais metais kelias parodas ir dailės, ir fotografijos. Pagrindiniai akcentai šių metų bus mūsų nepriklausomybės 25-metis, taip pat abi šalis siejanti data Mykolo Kleopo Oginskio 250 metų. Kitą savaitę turėsim ir parodos atidarimą skirtą Oginskiui ir koncertą. Ir per visus metus tie renginiai tęsis ir labai džiugu, kad jie vienas kitą papildo ir atsiranda tokių naujų tiltelių. Taigi susipažinti su šiuolaikiniu Baltarusijos menu parodoje Laiškai lankytojai kviečiami iki kovo 28-osios Vilniaus dailės akademijos parodų salėje Titanikas.